9 skyrius Šveicarų reformatorius. Renkantis bažnyčios reformavimo priemonės, matomas tas pats dieviškas planas, kaip ir ją įkuriant. Dangiškas mokytojas apeidavo didžiuosius tituluotus ir turtingus žemės žmonės, kuriems, kaip žmonių vadams, buvo įprasta, kad juos girtų ir garbintų. Jie taip didžiavosi ir gyrėsi savo viešpatavimu, kad negalėjo užjausti savo tėvynainių ir tapti nuolankiojo Nazareto vyro bendradarbiais. Todėl kvietimas buvo skirtas neišprususiems, sunkiai dirbantiems Galilėjos žvejams. Sekite paskui mane ir aš jūs padarysiu žmonių žvejais. Mato 4 skyrius 19 eilutė. Šie mokiniai buvo nuolankus, bet žingeidūs mokslui. Kuo mažiau juos paveikė klaidingi to meto mokymai, tuo sėkmingiau Kristus galėjo mokyti ir ruošti savo tarnystei. Taip buvo ir didžiosios reformacijos laikais. Žymiausi reformatoriai gyvenime buvo kuklų žmonės, kurie nesididžiavo savo padėtimi, nebuvo fanatiški ir neįsitraukė į dvasininkų intrigas ir pinkles, lyginant su savo amžininkais. Dievo planas – panaudoti nuolankius įrankius, siekiant puikių rezultatų. Tuomet šlovė skirta ne žmonėms, o tam, kuris dirba per juos, norėdamas įgyvendinti savo gerą valią. Praėjus kelioms savaitėms po Liuterio gimimo Kalnakasio namelyje Saksonijoje, Kerdžiaus Bakūžėje Alpėse pasaulį išvydo Ulrikas Cvinglis. Jo aplinka vaikystėje ir pradinis mokymas jį paruošė būsimajai misijai. Augdamas jis pastoviai matė didingus gamtos vaizdus, įkvėpusius šventą pagarbą kūrėjui. Todėl jo protas anksti pajautė Dievo didybę, jėgą ir galybę. Drąsių didvyrių žygdarbių istorijos jo gimtuosiuose kalnuose įžiebė jo jaunatviškus siekius. Iš savo pamaldžios močiutės jis išgirdo keletą brangių Biblijos istorijų, kurias jį kruopščiai atrinko iš legendų ir bažnyčios padavimų. Giliai susidomėjęs, jis klausėsi apie didingų patriarchų ir pranašų darbus, apie piemenis, kurie ganė savo kaimenes ant Palestinos kalvų, kur angelai pranešė jiems apie Betliejaus kūdikį ir Golgotos vyrą. Kaip ir Johanas Liuteris, Cvinglio tėvas troško savo sūnui suteikti išsilavinimą. Todėl berniukas buvo anksti išvežtas iš savo gimtojo slėnio. Jo protas sparčiai vystėsi, todėl netrukus iškilo klausimas, kur rasti jam kompetentingus mokytojus. Būdamas 13, jis išvyko į Berną, kuri tuo metu buvo žinomiausia mokykla Šveicarijoje. Tačiau čia iškilo pavojus, kuris sužlugdytų jo gyvenimo perspektyvą. Vienuoliai dėjo ryžtingas pastangas įtraukti jį į vienuolyną. Dominikonų ir pranciškonų vienuoliai varžėsi dėl populiarumo tarp liaudies. Populiarumą bandė pasiekti savo puošniomis bažnyčiomis, pompastiškomis ceremonijomis ir patraukiančiomis dėmesį žymiomis relikvijomis bei stebuklingomis ikonomis. Berno dominikonai suprato, kad jei jiems pavyks pritraukti šį talentingą jauną mokinį, jie užsitikrins savo pajamas ir garbę. Jo jaunystė, prigimtiniai oratoriaus ir rašytojo gabumai, muzikos ir poezijos talentas galėjo veiksmingiau pritraukti žmonės prie jų tarnystės bei padidinti jų ordino pajamas, nei visa jų pompastika ir išorinis spindesys. Apgaulę ir meilikavimu jie stengėsi suvilioti Cvinglį įstoti į jų vienuolyną. Liuteris, būdamas dar studentu, užsidarė vienuolyno celėje ir tokiu būdu pasaulis jį būtų praradęs, jei Dievo apvaizda nebūtų išlaisvinusi jį. Cvingliui nebuvo skirta susidurti su tuo pačiu pavojumi. Laimiai, jo tėvui pranešė apie vienuolių užmačias. Jis neketino leisti savo sūnui patirti tuščią ir bevertį vienuolio gyvenimą. Jis suvokė, kad jo ateitis yra pavojuje
ir liepė jam nedelsiant grįžti namo. Jaunuolis pakluso tėvui, tačiau jis nebuvo patenkintas būdamas savo gimtajame slėnyje ir greitai vėl grįžo į mokslus Bazelyje. Čia Cvinglis pirmą kartą išgirdo Evangeliją apie Dievo malonės dovaną. Antikinių kalbų mokytojas Wittenbachas, studijuodamas graikų ir hebrajų kalbas, susipažino su šventuoju raštu ir tokiu būdu dieviškosios šviesos spinduliai apšvietė studentų, kuriems jis dėstė protus. Jis pareiškė, kad yra senesnė tiesa, be galo vertingesnė už teorijas, kurių moko mokytojai ir filosofai. Ši senovės tiesa yra tai, jog tik Kristaus mirtis gali išpirkti nusidėjėlį. Cvingliui šie žodžiai buvo kaip pirmasis šviesos spindulys pasirodantis prieš aušrą. Cvinglis po kurio laiko išvyko iš Bazelio ir pradėjo savarankiškai gyventi ir dirbti. Pirmoji jo parapija buvo Alpėse, netoli nuo gimtojo slėnio. Įšventintas į kunigus, jis visa siela atsidavė dieviškosios tiesos paieškai, nes gerai suvokė, pasakojo vienas jo bičiulis reformatorius, kiek daug privalo žinoti tas, kam patikėta Kristaus kaimenė. Jo daugiau jis tyrinėjo raštus, jo aiškiau matė skirtumą tarp rašto tiesų ir Romos erezijų. Jis pakluso Biblijai, suprasdamas, kad tai Dievo žodis, vienintelis ir neklystantis matas. Jis suprato, kad šventasis raštas turi save aiškinti, tad jis nedrįso mėginti jį aiškinti, remiantis jau susiformavusiomis teorijomis arba doktrinomis. Jis laikė, kad jo pareiga pačiam suprasti teisingą ir aiškų rašto mokymą. Jis stengiasi pasinaudoti viskuo, kad pilnai ir teisingai padėtų suprasti Dievo žodžio reikšmę. Todėl meldė šventosios dvasios pagalbos, kuri anot jo atskleis ją visiems, kas nuoširdžiai ir su malda ieško Dievo žodžio. Raštai, tvirtino Cvinglis, atėjo iš Dievo, o ne iš žmogaus. Ir Dievas, kuris apšviečia, leis suprasti jo žodžius. Dievo žodis neturi trūkumų, nes jis pats save apšviečia ir atskleidžia. Jis suteikia sielai išganimą ir malonę. Ji nurimsta, būdama su Dievu. Tampa nuolanki ir užmiršta save, priimdama Dievą. Šių žodžių teisingumą įrodė pats Cvinglis. Kalbėdamas apie to meto patirtį jis rašė vėliau. Kai aš pradėjau visiškai pasikliauti šventuoju raštu, filosofija ir teologija, scholastika, nuolatos sukeldavo manyje ginčus. Pagaliau priėjau prie šios išvados. Tu turi viską, kas apgaulinga, palikti ir tyrinėti Dievo planus vien iš jo paprastų žodžių. Tada pradėjau prašyti Dievo jo šviesos ir aš daug geriau supratau jo raštus. Cvinglis neperėmė skelbiamo mokslo iš Liuterio. Tai buvo Kristaus mokslas. Jei Liuteris skelbė Kristų, sakė šveicarų reformatorius, jis daro tą, ką ir aš. Tų, kuriuos jis atvedė pas Kristų, yra daugiau nei tų, kuriuos atvedžiau aš. Vis dėlto, aš nesivadinsiu jokiu kitu vardu, tik Kristaus, kurio esu karys ir kuris vienintelis tik mano vadas. Niekada nesu parašęs Liuteriui nei vieno žodžio, nei Liuteris man. O kodėl? Kad visi matytų, kad Dievo dvasia yra vieninga, nes mes abu nesusitarę vieningai skelbėme Kristaus mokslą. 1516 metais Cvingliui buvo pasiūlyta tapti dvasininku Einzildeno vienuolyne. Čia jis galėjo iš arčiau susipažinti su Romos bažnyčios amoralumu ir būdamas reformatoriumi padarė įtaką, kuri buvo jaučiama už gimtųjų Alpių. Tarp pagrindinių Einzildeno lankytinų objektų buvo nekaltosios mergelės paveikslas, kuris, kaip tvirtinama, turėjo galios daryti stebuklus. Virš vienuolyno vartų buvo parašyta: čia galima gauti visišką nuodėmių atleidimą. Piligrimai visais metų laikais ateidavo į mergelės pagarbinimo vietą, o per didžiąją kasmetinę pašventinimo šventę suplūsdavo daugybė žmonių iš visų Šveicarijos kraštų ir net Prancūzijos bei Vokietijos. Cvinglis, sugniuždytas tokio reginio, pasinaudojo palankę progą paskelbti šiems religinių prietarų vergams apie laisvę, kurią suteikia Evangelija. Jis sakė: nemanykite, kad šioje bažnyčioje Dievas yra arčiau jūsų,
nei bet kokioje kitoje kūrinyje, kad ir kokioje šalyje gyventumėte. Dievas yra šalia ir jūs girdi. Ar gali bevaisiai darbai, varginančios piligrimų kelionės, aukos, atvaizdai, maldos mergeliai ar kitiems šventiesiems užtikrinti Dievo malonę? Ką duoda daug žodžiavimas mūsų maldose? Kokią galią turi prašmatnus gobtuvas, nuskusta galva, ilgos ir plevėsuojančios mantijos ar auksu išsiuvinėti batai? Dievas žiūri į širdį, o mūsų širdys toli nuo jo. Kristus, sakė jis, kartą paaukotas ant kryžiaus, yra auka išpirkusi visų tikinčiųjų gyvenusiais visais amžiais nuodėmes. Daugeliui buvo nemalonu klausyti šių pamokymų. Juos karčiai nuvylė žodžiai apie tai, kad jų sunki kelionė buvo veltui. Jie negalėjo suvokti, kad atleidimas per Kristų jiems yra suteikiamas kaip dovana. Juos tenkino senas kelias į dangų, kurį jiems paskyrė Roma. Jiems buvo paprasčiau patikėti savo išganimą kunigams ir popiežiui, nei siekti širdies skaistumo. Bet kita žmonių grupė su džiaugsmu priėmė žinią apie išganimą per Kristų. Romos padiktuotos apeigos negalėjo atnešti ramybės jų sielom ir jie tikėjimu priėmė išgelbėtojo kraują, kaip išperkamąją auką už juos. Jie sugrįžo į savo namus, kad atskleistų kitiems įgytą brangę šviesą. Taip tiesa buvo nešama iš kaimo į kaimą, iš miesto į miestą ir piligrimų skaičius nekaltos mergelės garbinimo vietoje labai sumažėjo. Sumažėjo aukų skaičius, todėl atitinkamai sumažėjo Cvinglio atlyginimas, kuris priklausė nuo aukų. Tačiau tai sukėlė jam tik džiaugsmą, nes pamatė, kad fanatizmo ir prietarų galia griūna. Bažnyčios vadovai nebuvo akli ir matė Cvinglio veiklą, tačiau tuo momentu jie nusprendė nesikišti. Tikėdamiesi palenkti jį į savo pusę, jie stengėsi palenkti jį meilikavimu, o tuo tarpu tiesa vis labiau įsitvirtindavo žmonių širdyse. Cvinglio veikla Einsiedelne parengė jį platesniam darbo laukui, kurį jis greitai pradėjo. Po 3 metų praleistų čia, jis buvo pakviestas užimti kunigo pareigas Ciuricho katedroje. Tuo metu tai buvo svarbiausias Šveicarijos konfederacijos miestas, todėl jo įtaka būtų plačiai juntama. Tačiau dvasininkai, kurie pakvietė Cvinglį atvykti į Ciurichą, norėjo užkirsti kelią bet kokioms naujovėms, todėl išaiškino jam jo pareigas. Dėk visas pastangas, sakė jie, kad surinktum katedrai aukas ir nieko nepraleisk. Įtikink tikinčiuosius iš sakyklos ir klausyklos mokėti 10 ir dalyvauti visuose susirinkimuose, taip aukomis parodant savo meilę bažnyčiai. Būk uolus, didindamas pajamas iš ligonių, laikydamas mišias ir apskritai vykdydamas visas bažnyčios apeigas. Kalbant apie sakramentų teikimą, pamokslus ir rūpinimąsi kaimenę, pridūrė jo mokytojai, tai irgi yra kunigo pareiga. Tam reikalui gali pasamdyti vikarijų, kad jis pavaduotų tave, ypač pamoksluose. Tu teiksi sakramentus tik įžymiems žmonėms, jei būsi jų pakviestas. Tau neleistina jų teikti visiems iš eilės. Cvinglis ramiai išklausė šį pamokymą ir išsakė savo dėkingumą už garbę būti pakviestam į tokį svarbų tarnavimą. Jis atsakydamas paaiškino, kokia kryptimi jis norėtų dirbti. Kristaus gyvenimas, sakė jis, per daug ilgai buvo slepiamas nuo žmonių. Aš skaitysiu pamokslus pagal Švento Mato Evangeliją, remdamasis vien tik šventuoju raštu. Aiškinsiu jo gelmes, lygindamas vieną tekstą su kitu ir siekdamas jį suprasti nuoširdžiai ir nuolant meldžiantis. Aš noriu pašvęsti savo tarnystę Dievo, jo viengimio sūnaus šloviai, sielų išganimui ir jų tikėjimo ugdymui. Nors kai kurie dvasininkai nepritarė jo planui ir mėgino atkalbėti jį, tačiau Cvinglis liko nepalenkiamas. Jis pareiškė, kad nesiruošia įvesti naujų metodų, o dirbs pagal senus, kuriais naudojosi bažnyčia ankstyvais ir teisingesniais laikais. Jos skelbiamos tiesos sukėlė susidomėjimą. Žmonės gausiai plūdo paklausyti jo pamokslų. Tarp jo klausytojų buvo daug tokių, kurie jau seniai nebelankė pamaldų.
Savo tarnystę jis pradėjo atversdamas Evangeliją, skaitydamas ir aiškindamas savo klausytojams įkvepiantį pasakojimą apie Kristaus gyvenimą, mokymus ir mirtį. Čia, kaip ir Einzildine, jis pristatė Dievo žodį kaip vienintelį neklystantį autoritetą, o Kristaus mirtį kaip vienintelę tobulą auką. Pas Kristų noriu atvesti jūs, sakė jis, pas Kristų, tikrąjį išgelbėjimo šaltinį. Aplink pamokslininką rinkosi visų luomų žmonės, nuo politikų ir mokslininkų iki amatininkų ir valstiečių. Jie klausėsi jo žodžių labai susidomėję. Jis ne tik skelbė apie išgelbėjimo dovaną, bet ir drąsiai kritikavo to laikmečio blogį ir nedorybės. Daugelis grįždavo iš katedros garbindami Dievą. Šis žmogus, sakė jie, yra tiesos skelbėjas. Jis bus mūsų Mozė ir nurodys mums kelią išeinant iš šios Egipto tamsos. Nors iš pradžių jo darbai buvo priimami labai entuziastingai, tačiau po kurio laiko atsirado pasipriešinimas. Vienuoliai pasiryžo sutrukdyti jo darbui ir pasmerkti jo mokymą. Daugelis iš jo tyčiojosi ir šaipėsi, kiti įžeidinėjo ir grasino, bet Zvinglis visą tai kantriai ištvėrė sakydamas, jei norime atvesti nedorėlius pas Kristų, turime išmokti susitaikyti su daug dalykų. Maždaug tuo laiku atsirado nauja jėga, sustiprinanti reformacijos darbą. Vienas reformacijos šalininkas iš Bazilio numanė, kad Liuterio raštų pardavimas stipriai prisidėtų prie šviesos plitimo, ir į Ciurichą nusiuntė Lucianą su kai kuriomis Liuterio knygomis. Išsiaiškink, rašė jis Zvingliui, ar šis žmogus yra pakankamai apdairus ir turintis įgūdžių. Jeigu taip, tegu jis neša iš miesto į miestą, iš miestelio į miestelį, iš kaimo į kaimą ir net iš namų į namus visoje Šveicarijoje Liuterio raštus, o ypač jo viešpaties maldos išaiškinimą, parašytą pasauliečiams. Kuo daugiau jos bus žinomos, tuo daugiau ras pirkėjų. Taip šviesa prasiskverbė. Tuo metu, kai Dievas ruošiasi sutraukyti neišmanimo ir prietarų grandines, šėtonas dirba su didžiausia jėga, kad apsiaustų žmonės tamsa ir dar tvirčiau užtrauktų pančius. Kai žmonės įvairiose šalyse kėlėsi, kad skelbtų kitiems atleidimo ir išteisinimo per Kristaus kraują kelią, Roma su nauja energija stiprino savo pozicijas visoje krikščionybėje, siūlydama atleidimą už pinigus. Kiekviena nuodėmė turėjo savo kainą ir žmonėms buvo laisvai siūloma nusikalsti, jei bažnyčios iždas gerai prisipildydavo. Taip prasidėjo du judėjimai. Vienas siūlė nuodėmių atleidimą už pinigus, o kitas per Kristų. Roma, skatindama nuodėmes ir jas paversdama savo pajamų šaltiniu, reformatoriai smergdami nuodėmes ir nurodydami į Kristų kaip išlaisvintoją ir permaldavimo auką. Vokietijoje indulgencijų pardavimas buvo patikėtas dominikonų vienuoliams, kuriems vadovavo liūdnai pagarsėjęs Tecelis. Šveicarijoje už pardavimus buvo atsakingi pranciškonai, kuriems vadovavo italų vienuolis Samsonas, kuris jau gerai pasitarnavo bažnyčiai, surinkęs didelės pinigų sumas Vokietijoje ir Šveicarijoje, kurios papildė popiežiaus iždą. Dabar jis vėl keliavo po Šveicariją, pritraukdamas didelės žmonių mines, atimdamas iš vargšų valstiečių jų varganą uždarbį ir išreikalaudamas brangias dovanas iš turtingųjų. Tačiau reformos įtaka jau buvo juntama, prekyba indulgencijomis mažėjo, nors galutinai nenutrūko. Zvinglis dar buvo Einzildelne, kai Samsonas ką tik pasirodė Šveicarijoje, kaimininėme mieste su savo prekėmis. Reformatorius, sužinojęs apie jo misiją, iš karto jam pasipriešino. Jiedu nesusitiko, tačiau Zvinglis taip sėkmingai atskleidė vienuolio ketinimus, jog pastarasis turėjo išvykti kitur. Ciuriche Zvinglis uoliai pamokslavo prieš prekiaujančius indulgencijomis. Ir kai Samsonas prisiartino prie šios vietos, jį pasitiko miesto tarybos pasiuntinys ir pasakė, kad jam geriau čia nebūti. Vis dėlto Samsonas gudriai prasibrovė į miestą, tačiau buvo išsiųstas atgal nepardavęs nė vienos indulgencijos ir greitai išvyko iš Šveicarijos.
Stiprų postumį reformacija įgavo 1519 metais, kai Šveicariją apėmė maras, arba didžioji mirtis, kuri pasklido po šalį. Kai žmonės susitiko su mirtimi akis į akį, daugelis suvokė, kokios nereikalingos ir bevertės buvo tos indulgencijos, kurias jie taip nesenai įsigijo. Jie troško patikimesnio savo tikėjimo pagrindo. Cvinglis Ciuriche taip pat užsikrėtė. Jis jautėsi taip blogai, jog neturėjo jokių vilčių pasveikti, ir greitai pasklido gandas, kad jis mirė. Šią sunkią valandą jo viltis ir drąsa liko nepalaužiami. Jis su tikėjimu žvelgė į Golgotos kryžių, pasikliaudamas išpirkimo už nuodėmės auka. Kai jis ištrūko iš mirties gniaužtų, Evangeliją skelbė su didesniu užsidegimu nei anksčiau, o jo darbai darė nepaprastą įtaką. Žmonės džiaugsmingai pasitiko savo mylimą ganytoją, grįžusi pas juos nuo kapo slenksčio. Žmonės patys, slaugydami ligonius ir mirštančiuosius, kaip niekada anksčiau, pradėjo suvokti Evangelijos vertę. Cvinglis daug aiškiau suprato tiesą ir stipriau patyrė jos atgaivinantį veikimą. Žmogaus nuopolis ir atpirkimo planas buvo tos temos, kurias jis giliai tyrinėjo. Adome, sakė jis, mes visi mirę, paskesdami nuodėmėse ir pasmerkime. Kristus sumokėjo už mūsų amžiną išlaisvinimą. Jo kančios yra amžina auka, turinti begalinę jėgą. Ji amžiams patenkina dieviškąjį teisingumą dėl tų, kurie pasitikė jie tvirtai ir nepajudinamai. Tačiau Cvinglis aiškiai mokė, kad žmonės gavę Dievo malonę negali toliau daryti nuodėmių. Kur yra tikėjimas Dievu, ten yra Dievas, o kur bebūtų Dievas, ten yra uolumas skatinantis žmonės geriems darbams. Susidomėjimas Cvinglio pamokslais buvo toks didelis, kad katedra būdavo pilna žmonių, atėjusių jo pasiklausyti. Po truputį, tiek kiek jie galėjo suprasti, jis atskleisdavo tiesas savo klausytojams. Jis buvo atsargus ir pradžioje nepristatydavo temų, kurios galėtų juos išgąsdinti ir sukelti išankstinį nusistatymą. Jo reikalas buvo užkariauti jų širdis Kristaus mokymu, sušvelninti juos jo meilę ir parodyti jo pavyzdį, kai priimdavo Evangelijos principus. Jų pritaringi įsitikinimai ir jų priėmimas išnykdavo neišvengiamai. Žingsnis po žingsnio reformacija plito Ciuriche. Sunerimę jos priešai sukilo ir pradėjo aktyviai priešintis. Prieš metus Vitembergo vienuolis ištarė ne popiežiui ir imperatoriui Wormse, o dabar, atrodė, viskas liudijo apie panašų pasipriešinimą popiežiaus reikalavimams Ciuriche. Išpuoliai prieš Cvinglį buvo surengti ne kartą. Popiežiaus kantonuose Evangelijos mokiniai kartais nuo karto buvo sudeginami ant laužo, bet to nepakako. Turėjo nutilti pats erezijos mokytojas. Tuo tikslu Konstanco vyskupas pasiuntė 3 delegatus į Ciuricho tarybą, pareikšdamas kaltinimus Cvingliui, kad jis moko žmonės laužyti bažnyčios įstatymus, taip sukeldamas pavojų visuomenės ramybei ir tvarkai. Jis tikino, jei bažnyčios autoritetas bus ignoruojamas, tada kils visuotinė anarchija. Cvinglis atsakė, kad jis 4 metus skelbė Evangeliją Ciuriche, kuris tapo ramesnis ir taikesnis negu bet kuris kitas konfederacijos miestas. Taigi, paklausė jis, ar krikščionybė nėra geriausia visuotinio saugumo garantija? Delegatai įtikinėjo tarybos narius likti bažnyčioje, be kurios, kaip jie teigė, nėra išganimo. Cvinglis atsakė, nesijaudinkite dėl šio kaltinimo. Bažnyčios pamatas yra ta pati uola, tas pats Kristus, kuris Simoną pavadino Petru, nes šis jį ištikimai išpažino. Kiekvienoje tautoje, kiekvieną, kuris tiki visa širdimi į viešpatį Jėzų, priima Dievas. Šie žmonės sudaro bažnyčią, be kurios niekas negali būti išgelbėtas. Po šio susitikimo vienas iš vyskupų delegatų priėmė reformatorių tikėjimą. Taryba atmetė pasiūlymą imtis bet kokių veiksmų prieš Cvinglį, todėl Roma pasiruošė naujam puolimui. Reformatorius, sužinojęs apie savo priešų sumanymus, sušuko: Tegu jie ateina,
Aš bijau jų kaip uola, išsikišusi virš jūros, bijo bangų, lūžtančių jos papėdėje. Dvasininkų pastangos tik sustiprino reikalą, kuriuo norėjo atsikratyti. Tiesa toliau plito. Vokietijoje jos šalininkai, sugniuždyti dėl Liuterio dingimo, vėl atsigavo, matydami Evangelijos plitimą Šveicarijoje. Reformacijai įsigalėjus Ciuriche, jos vaisiai buvo itin gerai matomi, kadangi ydos sumažėjo ir įsitvirtino taika ir harmonija. Ramybė įsitvirtino mūsų mieste, rašė Cvinglis. Jokių ginčų, jokios veidmainystės, jokio pavydo, jokių nesantaikų. Iš kur gali kilti tokia vienybė, jeigu ne iš Viešpaties ir mūsų mokymo, pripildančio mūsų ramybės ir dievo baimingumo vaisiais? Reformacijos iškovotos pergalės paskatino katalikus imtis ryžtingesnių pastangų ją sunaikinti. Suvokdami, kiek mažai buvo pasiekta slopinant Liuterio veiklą Vokietijoje, jie nusprendė įveikti reformą jos pačiais ginklais. Jie panoro surengti disputą su Cvingliu ir ypatingai pasiruošdami pasistengė užtikrinti pergalę, parinkdami ne tik kovos vietą, bet ir teisėjus, kurie nuspręstų, kas yra teisus ginče. Jeigu jiems pavyktų pritraukti Cvinglį, jie pasirūpintų, kad jis nepaspruktų iš jų rankų. Lyderis nutils ir judėjimas greitai liausis. Šį tikslą jie kruopščiai slėpė. Badenas buvo numatyta disputo vieta, tačiau Cvinglis ten nedalyvavo. Ciuricho taryba, įtardama popiežininkų kėslus ir būdama perspėta dėl liepsnojančių laužų popiežiaus kantonuose, skirtų deginti Evangelijos išpažinėjus, uždraudė savo ganytojui atsidurti tokiame pavojuje. Ciuriche jis buvo pasiruošęs susitikti su visais popiežiaus šalininkais, kuriuos tik Roma galėjo pasiųsti, bet vykti į Badeną, kur visai nesenai už tiesą buvo pralietas kankinių kraujas, reiškia eiti į mirtį. Reformatoriui atstovauti buvo parinkti Eko Lampadijus ir Haleras, o garsusis daktaras Ekas, kurį palaikė daug išsilavinusių mokslo daktarų ir prelatų, buvo Romos pusėje. Nors Cvinglis konferencijoje nedalyvavo, visgi ten jautėsi jo įtaka. Visus sekretorius parinko popiežiaus šalininkai, o kitiems pagrasinus mirtimi buvo draudžiama užsirašinėti. Nepaisant to, Cvinglis kasdien gaudavo tikslę ataskaitą apie tai, kas buvo kalbama Badene. Vienas studentas, dalyvavęs dispute, kiekvieną vakarą užrašydavo tos dienos pasisakymus. Du kiti studentai įsipareigojo perduoti šios užrašus Cvingliui į Ciurichą kartu su kasdieniais Eko Lampadijaus laiškais. Reformatorius atsakinėdavo, patardamas ir pateikdamas pasiūlymus. Atsakymus jis rašydavo naktį, o ryte studentai vykdavo su jais į Badeną. Kad nukreiptų miesto vartų sargybos dėmesį, jie ant galvų neždavo pintines su naminiais paukščiais ir jie netrukdomi galėjo praeiti. Taip Cvinglis kovojo su gudriais priešininkais. Jis padarė daugiau, sakė Mikonijus, savo apmąstymais, bemiegimis naktimis ir patarimais, kuriuos jis perdodavo į Badeną, nei būtų asmeniškai diskutuodamas su savo priešais. Katalikai, džiaugdamiesi manoma sėkme, atvyko į Badeną, vilkėdami pačiais brangiausiais drabužiais ir spindėdami brangakmeniais. Jie skendėjo prabangoje, jų stalai lūžo nuo prabangiausių skanėstų ir rinktinių vynų. Savo bažnytinių pareigų naštą jie palengvindavo linksmybėmis ir malonumais. Ryškus kontrastas jų atžvilgiu buvo reformatoriai, kurie žmonių akise mažai skyrėsi nuo vargšų. Paprastas maistas neilgai užlaikydavo juos prie stalo. Namų šeimininkas, pas kurį buvo apsistojęs Eko Lampadijus, nepraleisdavo progos jį stebėti jo kambaryje. Matydavo jį besimokantį ar besimeldžiantį bei labai stebėdamasis praneždavo, kad šis eretikas yra labai pamaldus. Dispute Ekas labai išdidžiai pakilo į nuostabiai išpuoštą sakyklą, o tuo tarpu nuolankus Eko Lampadijus, apsirengęs kukliai, buvo priverstas atsisėsti prieš savo priešininką ant grubiai sukalto suolo. Eko pasižymėjo griausmingu balsu ir visada buvo be galo pasitikintis savimi. Aukso ir garbės troškimas skatino jo uolumą, kadangi šiam tikėjimo gynėjui buvo pažadėtas solidus honoraras.
Kai svarūs argumentai neturėdavo įtakos, jis griebdavosi įžeidinėjimų ir net priesaikų. Kuklus ir abejojantis savo jėgomis Ekolampadijas vengė ginčų ir pradėjo savo kalbą rimtai tvirtindamas: nepripažįstu jokio teisminio autoriteto išskyrus Dievo žodį. Nors elgėsi švelniai ir mandagiai, jis parodė savo kompetenciją ir ryžtą. Tuo metu, kai katalikai kaip įprastai remdavosi bažnyčios tradicijų autoritetu, reformatorius nuolatos tvirtai rėmėsi šventuoju raštu. Papročiai, sakė jis, neturi galios mūsų Šveicarijoje, nebent jas įrašė į konstituciją. Tikėjimo klausimais Biblija yra mūsų konstitucija. Skirtumas tarp dviejų disputo dalyvių buvo akivaizdus. Ramūs, aiškus reformatoriaus argumentai, pateikti švelniai ir pagarbiai, patraukė protingus žmonės, kurie pasibjaurėjo Eko pagirūniškais ir garsiais pareiškimais. Diskusija tęsėsi 18 dienų. Jai pasibaigus, popiežiaus šalininkai su dideliu pasitikėjimu pareiškė, kad jie laimėjo. Dauguma delegatų palaikė Romą ir suvažiavimas paskelbė reformatorius nugalėtais bei atskirtais nuo bažnyčios, kartu su jų lyderiu Cvingliu. Tačiau šios diskusijos vaisiai atskleidė, kurioje pusėje yra pranašumas. Diskusija sustiprino protestantizmą ir greitai tokie svarbūs miestai kaip Bernas ir Bazelis pripažino reformaciją.